Labas vakaras, čia LDK Hangoutai ir šiandienos tema yra vyrai neverkia arba nebūk boba. Šiandien temą vesiu aš, Marius Germanas, santykių coachas ir Karolis Stasiūnas. Prašom, Sveiki. Karoli. Tai tema kilo iš to, kad eidamas iki parduotuvės išgirdau pokalbį tarp mamos ir vaiko, kurį vedė į darželį, kai mama savo sūnui sako, nemanipuliuok manim ir nustok verkti. Ok, galvoju, labai girdėti žodžiai, lygiai tą patį pats girdėdavau, kai reikėdavo eiti į darželį, nors ilgai jo ir nelankiau. Tačiau viduje kilo pyktis, nes girdėjau, kaip vaikas pasikūkčiodamas ėjo šalia mamos. Ir tada kilo klausimas, kaip mes suaugę reaguojame tokius dalykus ir kokį poveikį tai turi vaikui ir jo tolimesniai brandai. Kaip tai atsiliepia tolimesniam jo gyvenimui, jo santykiams su savimi, kaip jisai reaguoja į situacijas, kaip jisai sugeba bendrauti, kaip jisai iš vis supranta emocinį intelektą ir kokia jo branda gali būti, jeigu jisai negali suprasti savo emocijų, jeigu tai, kas su juo vyksta, turi būti paslėpta, uždengta, lyg ir nuneigta į antraeilį planą, kaip netinkama, negera, ką reikia paslėpti. Kai ašaros, pyktis, tai yra sveiki jausmai, kurie tiesiog yra priešinginiai džiaugsmui. Tačiau jie yra sveiki tol, kol tai galima padaryti saugioje erdvėje. Ir kai tai neleidžiama padaryti, kol esi vaikas, kol tau 4, 3 ar 5 metai, tai labai stipriai įtakoja tavo ateitį. Tai prašom, Karoli, padaryk savo įžangą. Tai iš tikrųjų šita tema yra tiek individualiai, tiek kolektyviai svarbi mums visiems. Ir noriu, kad tie, kurie žiūrite, žiūrėkite tam, kad tai studijuoti tą, ką kalbame, nes jeigu esate čia, vadinasi, yra informacija, kuri gali jūs pasiekti, iš kurios jūs galite kažką pasisemti, kažko išmokti. Ir noriu pasakyti, kad būtent tas scenarijus labai didelis šansas, kad mama turėjo situaciją, kurioje jos emociniai poreikiai buvo nepriimti ir tokiu būdu jinai išsiugdė poreikį, kaip sakyt, elgtis, sakykime, nepriimant kito emocijų, nesukuriant saugios aplinkos. Ir tokios situacijos kuria vyrė labai paprastą dalyką, nes moteris tai yra vieta, mama, kur mes einame to šilmos, saugumo, to prisijungimo, to connection, to oksitocino mūsų smegenyse, ne? Ir dabar tas visas ryšys, tas emocinis, tas energetinis ryšys su mama, su moterimi, jisai yra tiek mums svarbus tam, kad mes galėtume pilnai laisvais per save cirkuliuoti emocijas, kad mes mokėtume jas išreikšti, kad mes turėtume tą jautrumą, tą nuoširdumą, tą kindness, nuoširdumas, iš tikrųjų teisingai taip priverčiasi. Tai pati ta patirtis, kurią mes galime gauti, gaudami tą meilę, ir yra tai, ko iš tikrųjų žmogui reikia, formuojantis jo visai fiziologijai, visai kelioniai. Ir toliau, kai mes augome į priekį gyvenime, žaidžia kiti faktoriai. Tai tėvo rolė, automatiškai visuomenės rolė, mokyklos rolė. Ir priklausomai nuo to, kaip yra kiti dalykai mūsų gyvenime, mes formuojamės tą emocinę priespaudą, kurią mes išreiškiame arba sprogimais, arba sukritimais. Tai arba viskas pučiasi, arba viskas traukiasi. Ir gyvenime tie epizodai, tie momentai dideli, kur mes išsprogstame į išorę arba sprogstame į vidų, tie momentai yra kertiniai akmenys mūsų patirtyje. Tai dažniausiai, kaip mes, kaip vyrai, tai mes naudojame kažkokiu vienokiu būdu emocinį smurtą. Tai arba tai yra prieš save, arba prieš kitus konflikto metu, tada galime tai pernešti į emocinį ir fizinį smurtą. Pavyzdžiui, dėl ko kovotojai, kare buvę žmonės, jie emocijas tvarkosi per emocinį fizinį smurtą, nes fundamentaliai yra tam tikras lygis emocijų, kuris ir lemia esmę,
ką tu darai ten toj salėje, sakykime, ne? Tai kadangi labai didelis skaičius vyrų eina sportuoja ir visi mes puikiai žinom, kad tai yra terapija, automatiškai lendame giliau ir žiūrime, kur intencija. Ir ta intencija dalinai ir dažnai yra tokia, jog ta prasme, mes bėgame nuo savo pykčio, nuo savo emocijos, nes pyktis ir yra tas nepriėmimas, nesuprasta emocija. Tu pyksti, nes tu nori, tu negauni. Ir kai esi vaikas, tu prasme, išsivystai tą tokį sąlytį, kad tu nori ir negauni. Ir paskui gyvenime suaugęs, tu bandai, tu eini, viskas vyksta tavo gyvenime, o tu reaguoji į tuos dalykus per programą, kuri yra būtent dėl emocinių nepriėmimo. Ir va, tai susidaro, suspaudžia mus į teniso kamuoliuką ir taškomis per kortą. Mariau. Tai pratęsiu, ką Karolis pasakė, tai yra apie negebėjimą išreikšti savo emocijų, nes yra va tie, va, kaip Karolis minėjo, vidiniai arba išoriniai sprogimai. Tai iš savo patirties, kas man, dėl ko turbūt šita tema man yra tokia artima, yra, kai po skyrybų 2 savaitės ar 3 savaitės panašiai užtrukau, kol galėjau verkti. Ta prasme, aš specialiai buvau nusprendęs, kad nebėgsiu nuo savęs, kad dirbsiu su savim. Mano darbas buvo toks, kad reikėdavo grįžti į kambarį, kuriame niekas nelaukdavo, ir reikėdavo būti su savo mintim. Grįžtu į kambarį, pyktis taip iš pilvo pakyla taip iki gerklės ir atrodo, norisi rėkti, norisi verkti ir nekyla toliau. Tarsi, nei rėkti, nei verkti negali. Čia va, sustoja ir, ta prasme, tuo momentu atrodo, kad gali žudyti, naikinti, ta prasme, bele ką daryti, kad tik tais tas skausmas ir ta kančia, kad pasitrauktų, ir viskas nueidavo atgal, nes paleisti negalėdavau. Nežinau, kiek laiko aš tai buvau užspaudęs, tačiau jausmelis tikrai nebuvo iš maloniausių. Tai kai pagaliau paskui pradėjau galėti verkti, galėti rėkti, tai natūraliai lengviau pasidarė. Natūraliai galėjau greičiau pradėti su savo emocijom. Natūraliai galėjau tapti ramesnis ir pradėti bendravimą ir tokią terapiją, gijimą su savimi, kai ašaros tapo kasdienybė, kai verkimas tapo kasdienybė, nes tas etapas buvo vienas tamsiausių mano gyvenime, tačiau vienas labiausiai apdovanojančių. Ir dėl to tiek mergaitėm, tiek berniukam tai yra svarbu daryti. Lygiai tą patį buvau padaręs su savo dukra. Ta prasme, kol gyvenau šeimoje, aš ją taip, galima sakyti, net muštruodavau, kur iki... Tai jeigu, pavyzdžiui, nugriuvo, užsigavo, tai mes apdovanodavom tai, kad jinai neverkė. Taip, šaunuolė neverkė. Šaunuolė neverkė. Okay. Po to, kai pradirbau su savimi, kai supratau, kaip visa tai veikia ir kai aš jau pradėjau su ją bendrauti rečiau, kai jau jinai gyveno su mama, aš gyvenau atskirai, aš pastebėjau, kaip jinai nesugeba išsakyti savo emocijų, kaip jai kažką pasakau atrodo tokio lengvo, o jinai užsidega kaip degtukas, viskas, nėra jokio kalbėjimo, nieko nelieka, užspaudžia ašaras į kitą kambarį ir viskas toks nei verkt, nei neverkt. Ir kai aš tai pamačiau, ta prasme, pradėjau kaip tik ją skatinti, išsiverk, viskas gerai, aš šalia, tai ką aš to pasakiau, tai nėra dėl to, kad aš tavęs nemyliu. Ir vyko tokie pokalbiai tam, kad sugrąžinti tą ryšį su manim, tam, kad sugrąžinti jos ryšį su ją pačia, tam, kad jinai galėtų priimti savo emocijas, tam, kad jinai gebėtų jas apibūdinti, jas išreikšti ir su jom dirbti, nes mes pridarom reikalų savo gyvenime iš nežinojimo. Tai nereiškia, kad mes dabar, aš čia blogas tėtis, viskas jau iki gyvenimo galo blogas tėtis. Tai tiesiog reiškia, kad jinai turėjo susirinkti šitas patirtis tam, kad būtų būtent tokia mergina, tokia mergaitė, kaip dabar yra, tam, kad užaugtų tobulas žmogus, koks kaip ir dabar yra tobulas vaikas. Tiesiog, kai aš tapau savistaboje, kai pastebėjau, kad tai egzistuoja, kaip tai veikia, kai supratau mechanizmą emocijų, jų užspaudimo ir kokios pasekmės to, tuomet aš įgalinau save atkurti ryšį, kurį pats per savo nežinojimą, galima sakyti, laužiau. Tai prašau, Karoli, toliau.
Tai čia, žinai, toks toliau, kai viskas labai labai paprastai ir aiškiai, kaip ant balto lapo. Paprasčiausiai paimkite tą vat, mechaniką, būtent apie kurią Marius kalba, tas pats momentas, kur jūs realizuojate, kur jūs suprantate, kur nebelieka nežinojimo, kur yra žinojimas ir viskas, ko reikia, tai nuoširdumas su savimi. Tai tiesiog patyrus mintį, patyrus emociją, ją stebėti ir galite suprasti, iš kur tai kyla, pamatyti tas medalio pusės to įvykio, iš kur tai atėjo ir dirbti su savimi. Ir tai yra kelionė ir galiu pasidalinti savo 8 metų kelionę, kuri pas Marių buvo emocijų spaudimas, o aš kaip tik emocijas išreikšdavau, mane sunervindavo maži dalykai, aš visą laiką ieškodavau savo gyvenime problemų, konfliktų, aš ieškodavau priežasčių, kodėl man įrodyti reikia, kad man reikia už save pastovėti ir panašiai. Ir tas konfliktas, kuris vyko su pasauliu, tai tiesiog buvo mano konflikto viduje atspindys. Ir aš, kadangi jau buvau įsivystęs ganėtinai nemažą konfliktą išorėje, man tiesiog reikėjo keletos įvykių, kad konfliktas pereitų į vidų ir pereitų į priklausomybę. Ir kas ir kur ir praleidau savo gyvenime nuo 12 metų, iš tikrųjų iki 26 metų, taip atsidavus, kaip sakyt, ieškant pasiteisinimų, ieškant priežasčių, kodėl turėčiau, sakykime, tai tęsti. Ir pats emocijų valdymas, tai budrumas atsirado prieš 7 metus toks, kad jau lengvai nepraslyzdavau. Bet tas lengvai nepraslyzdavau buvo tokiam lygiai, kiek pajėgiau matyti. Tai, ta prasme, formavosi pats nuoširdumas su savimi, atvirumas, skaidrumas, kur, ta prasme, aiškiai suvokiu ir stebiu save, kodėl elgiuosi taip, kaip elgiuosi, kodėl mąstau taip, kaip mąstau. Ir kadangi aš nuo 5 metų, realiai dar iki 5, nuo 6 mėnesių pradėjau lankytis pas tėtį kalėjime, automatiškai nuo 4 metų žinojau tamsius ir šviesius dalykus, kad yra pasaulyje tokie žmonės ir kitokie ir dar kitokie. Ir automatiškai aš labai anksti, kaip sakyt, būdamas mažas, nepriimtas pilnai mamos, automatiškai aš išsiugdžiau konfliktą su pasauliu, nes man jo reikia saugotis. Ne? Ir automatiškai tai formavosi toliau ir patyrus daugiau smurto susiformavo pykčio patterns, kurie buvo pilnai kontroliuojami, visada buvau moralus, tačiau momentai būdavo, kur aš tiesiog išsirėkdavau, vietoj kaip Marius stovėdavo gerklėje, tai aš tai išrėkdavau ar, sakykime, gatvėje konflikto metu, išleisdavau fiziškai. Tai automatiškai kiekvienas žmogus, labai gražus toks polius pas mus su Mariumi, kad pas Marių šiek tiek ramiau galbūt tas principas buvo iš išorinės pusės, tačiau jisai turėjo tą didelį vidinį, o pas mane viduj buvo kaip ir, aš įvardinčiau paauglystėj all right, tiesiog buvo labai daug tos kovos, to socialinio tokio įsitvirtinimo kažkokio siekimas ir panašiai, kažką savo bandymas įrodyti, nes kadangi santykio su tėvu iki galo nebuvo, o standartai buvo labai aukšti ir kadangi prisitaikiau, kaip sakyt, prie vadinamo gatvės kodekso, man automatiškai iškilo ir pačiam aukšti standartai. Tai aišku, labai nemažai tų standartų po šiai dienai jie galioja, tai ištikimybė, šitas atvirumas, visa garbėta, toks principas, kad tu gerbi žmogų už tai, kad jis yra, o ne už kažką tais. Ir tai va tokie dalykai, tai viskas gyvenime tarnavo, tik tais kaip mes į tai reaguojame, į tai, ką gavome iš to. Kaip ir Marius sakė, turėjo įvykti įvykiai, kurie turėjo mus paruošti. Ir kaip kažkada esu dėkingas broliui savo už šią frazę, kai kažkada kalbėjom apie mano atleidimą tėvui už tą įvykį, kai man buvo 5 metai, tai Marius pasakė, jog žinai, jeigu ne tas įvykis ir ne tavo tėvo poelgis, tai tu nebūtum toks, koks esi ir negalėtum pasiekti taip giliai, kaip pasiekė. Ir tas man atleido labai stipriai viską, ką laikiau ir tiesiog pamačiau, kodėl tai turėjo vykti. Ir tiesiog leidau savo realizuoti, manifestuoti iš to pačius geriausius dalykus.
Ir po šiai dienai toliau dirbu su savimi ir vis dar patiriu iššūkius ir įvairių situacijų ir tikrai esu, kaip sakyt, žinai, aš sakau, kad esu visi penki elementai, ne? Bet kartais pas mane ugnis dominuoja ir dėl to turbūt ir judu koviniam sporte ir leidžiu save realizuoti, kaip sakyt, aktyviai ir šiek tiek su tuo karščiu. Tas karštis, kaip sakyt, kaip gyvenimo būdas. Tai tiek, o esu save priėmęs ir vandens formų, ir visose kitose, nes, ta prasme, kitaip negali, tiesiog turi priimti save visapusiškai. Taip, tai dar vienas momentas, kurį norėčiau paminėti, tai yra priklausomybės. Ir kaip mes ir šiaip visuomenė bėga nuo savęs. Tai lygiai taip pat, kaip mes nejaučiam, tai kuo mes ilgiau nejaučiam ir neleidžiam savo pajausti, tuo labiau reikia atsvaros, kuri būtų pakankamai stipri tam, kad neleistų to pajausti. Tai sakykime, kol mums 9-10, mes galim savo kažkiek nejausti. Ir, mes kieme paspalvinę kreidelėm ar ten pabėgioja, išsibėgiojam ir tai yra toks kaip ir pakankamai balansė. Jeigu mes nuo 12-13 metų spaudžiam ir taip iki 20, tada jau reikia kažko aštriau, tai reikia kažkokių įvykių, gal gatvėje kažkur prasineš, gal kažką pavok, gal susimuš, gal su kokiais ten motociklais prasidėjo, gal narkotikai, gal alkoholis. Ir čia kiekvienam savo, kompiuteriniai žaidimai, seksas, ką nori, tą renkėsi. Gyvenimą duoda pilną paletę. Tiesiog tai vyksta visiškai kitoj kokybėje, jeigu tai yra daroma kaip bėgimas nuo savęs. Nes visą tai galima daryti, galima mylėtis, galima gerti, galima viską daryti, nebėgant nuo savęs. Ir tada tai vyks visiškai kitoje kokybėje. Vat puikus pavyzdys yra filmas Taikus karys, kur vaikinas jaunas susiradęs mentoriaus pirmi pasakyti žodžiai buvo pasakyta, kad negali gerti, rūkyti ir valgyti mėsos, man rodos, jam neleido. Ir praėjus kažkiek laiko, kai jaunuolis jau praėjo tam tikrą dalį mokymo, kai jau gavo tos suvokimus, mentorius jį pasikvietė į barą išgerti viskio ir parūkyti cigarą. Jis toks nesupranta, kas čia vyksta. Taigi ką tik čia, žinai, kankinosi 4 mėnesius ar pusę metų tam, kad to nedaryti, o dabar jau sako daryti. Tai čia ir yra gyvenimo meistriškumas, kaip tu renkiesi ne dėl to, kad tave tampo, kad tu negali arba gali, gerai, negerai, ten bažnyčiai pasakė taip, kitoj bažnyčiai pasakė atvirkščiai, ką dabar daryti, tipo, gal savo bažnyčiai kurti. Tai mano šių metų variantas, pas tėtį buvau ir mano mergina susipažino su mano tėčiu, su jo drauge ir tėčiui norėjo padovanoti viskio butelį. Ir puikiai suprantam, kad būdami lietuviais, mes jį turim atsidaryti, nebus taip, kad pasidėsi kitoms kalėdoms. Aišku, tėtis atsidarė, o pas mano mergina tuo metu negėrė, o aš turėjau tam tikrų planų, dėl kurių galvojau, gert ar negert, ir toks viduje jaučiu, kad konfliktas, gersi, negersi, ir atrodo, kad tai yra kažkoks, žinai, žudysi, nežudysi, atrodo tiek svorio turi tas pasirinkimas, kur, atsipalaiduok, tu negeri dėl to, kad, žinai, tiksliau aš negeriau dėl to, kad pabėg nuo savęs, kažkas man negerai, ar ten jaučiuosi blogai. Man tėtis siūlo išgerti. Kas man atsitiks ten nuo 2 stopkių ir ten, kad ir nuo pusės butelio, visiškai nesvarbu, atsigėriau 1, 2, nelabai skanu buvo, toks viskas padaryta, bet konfliktas, nusiramino. Ir kol yra konfliktas, tol yra kažkur įkrova, kur gerai, negerai, blogai, ir kol yra šitas ping-pongas, tol mes nesam laisvi rinktis, gyventi. Čia žinai, kai tiesiog supranti dėl ko ir kam tu tai darai. Kai gali savo atsakyti iš visų pusių apsidairęs apie tai, kur esi ir kodėl tu čia esi, nes arba matom save, arba ne, teisingai. Tai šičia labai geras. Šiandien, kai į temą pasakysiu, kaip tik prieš
prieš rašinėjant video kalbėjom apie žinučių rašymą ir aš šiandien kaip tik turėjau rašyti klientams, tai vat apie matymą save iš skirtingų pusių. Pakviesti į draugus ir parašyti žinutę. Ir viduj ten vyksta procesiukai ir toks, kas to yra, galvoju. Dirbu su santykiais, ta prasme, tikrai žinau, kaip su savim susitvarkyti, turiu visus įrankius. O viduj ping-pongas, toks, kad nežinau, atrodo kaip mirties baimė. Ir ta prasme, tai buvo jokinga, ten parašiau gal 30 žinučių, nukrito tas svoris ir toks tipo net nesupranta, apie ką tai buvo. Tai antiek protas sukelia tą filtrą kažkokį, nežinau iš kur, iš vaikystės faktas ir čia greičiausiai, kad tas tiesiog nežinau konkretaus įvykio, kurį galėčiau išsikelti savo, su kurio galėčiau pradėti, sakykime, su savo įrankiais, tai nesuprantu, kaip gali taip užfutbolint, kad nėra kelio atgal, atrodo, kas yra paprastas dalykas. Vat ir su Karoliu šitą temą mes jau ir Anglijoje būnant kalbėjom. Nu, ta prasme, ir dabar bijau pameluoti, ar Karolis šitą pasakė, ar žiūrėjau, buvo apie tai, kad, sako, vat, mes apie šaltus skambučius kalbėjom. Darant šaltą skambutį, jausmas, kad jeigu gausi ne, tai lygiai tas pats, lyg tau grėstų fizinis pavojus. Atrodo logiškai, visiškai nelogiškai, tačiau taip veikia. Lygiai taip pat man pastebėjau, kad su Facebooku, kad ten tiesiog padariau žingsnius ir toks nesuprantu, apie ką čia ta baimė buvo ir praėjo labai greitai. Tiesiog buvo labai... Nereikalingas automatiškai, nu jo, ganėtinai gerą metaforą čia panaudoji, kad atrodo lyg fizinis pavojus grėstų, nes, nu jo, ta prasme, trigerina tavo galimybę galbūt realizuotis. Čia žinai kas, čia jaučiu, kad gali būti, kad sudaužys mano imidžą, žinai, tipo, aš įsivaizduoju save taip. Ir jeigu gausiu atsakymą, žinai, ne taip, o ten, tipo, taip, tada jau man negerai. Tai tas, susikurtas savo įvaizdis savo galvoje dažnai yra tai, ką mes saugom tokiuose ypač situacijose. Nu įvaizdis jo, bet mes čia kažkur žiūrėjai, nes mes kalbėjom apie tai, kad šalti skambučiai trigerino atstumimo traumą ir kad dėl to buvo vengimas daryti skambučius ir imtis, ta prasme, testinio veiksmo, ties komunikacija ir naujais kontaktais. Ir tai mes kalbėjom konkrečiai, kad atstumimo trauma yra būtent tas varikliukas viso to. Taip. Ir kad gynybinis mechanizmas yra vengimas, tada vengimas, kai pradedi vengti, žinai, kad turi daryti, bet nedarai, žinai, kad gali daryti, irgi nedarai, žinai, kad reikia daryti, irgi nedarai, ir tada gaunasi tipo toksai kaip kalties ciklas, toks etapinis, ir tam kalties cikle užsisuki, tada vėl kaltas, tada vėl bandai, tada vėl reikia, karočią, būti priimtam, tada reikia įdaryti skambučius, kur tave atstumia. Nu ir vienu žodžiu, toks amerikietiški kalneliai. Užburtas ratas, taip. Jo. Tai pabaigai norėčiau tiesiog pridėti apie tai, kad yra labai svarbu, kaip mes komunikuojam pirmiausia su savim, nes tai parodo santykį su savim. Ar mes kalbam su savim kaip su geriausiu draugu, ar mes kalbam su savim kaip su savo priešu, nes tikrai būna visai. Ir stebėti, kas vyksta su kūnu, pokalbio metu, ar sakykit, gaunat kažkokį pasiūlymą, kūnas kažkaip reaguoja. Tai būti savistaboje, būti aware, tiesiog stebėti save, kas vyksta ir kodėl vyksta, nes dažnai mus nutempia kažkokią sunkesnę emociją, kažkoks potyris ir mes prarandame galimybę rinktis, nes tuomet mūsų valdo kažkas iš praeities, kažkokia mūsų elgesio modelį. Tai kad taip nebūtų, yra darbas su savim. Tiesiog tas darbas su savim, ypač su savo pasąmoniniam programom, tai daugelis mūsų žino, kad tai nėra pasivaikščiojimas parke ir nesvarbu, koks tu kietas, tikrai yra gerai turėti žmogų, kuris veda tuo keliu. Prašom, Karoli, ką dar norėtum pridėti? Žinai, beklausant tavęs, iš tikrųjų atsiminiau Morfijų, man atrodo, iš Matricos, kai
pasiūlė mėlyną ir raudoną tabletę. Kuri ten kuri, Mariau, buvo? Žinok, tikrai nežinau, kuri buvo. Žinau, kad viena buvo pasilikti tame ir pamiršti, kad matai, atrodo, Aha. o kitas buvo, kad pamatytum tikrą tiesą. Jo, tai žinai, va, tas pasirinkimas, jis iš tikrųjų labai, labai stipriai parodo mūsų tą kasdienybės aktualiją, kai mes turime pasirinkimą iš tikrųjų pamatyti tą, iš kur tai kyla ir padaryti tą pasirinkimą kiekvieną dieną iš to, ką turime, iš tų įrankių, ką turime, iš tiek, kiek esam pasiekę, tom, kuo mes esame, tobulai čia ir dabar. Arba leisti toms situacijoms tiesiog mus taškyti po jas ir, ta prasme, neiti niekur, išskyrus atgal į tą pačią situaciją. Tik kitoje aplinkoje, ar jau su kitais įspaudais, ar jau sunkesnė ir panašiai. Tai jo, tai rinkitės spalvą pasigūglinkit. Gerkit atsakingai. Gerkit atsakingai, jo. Ir tikrai dėkui, Mariau, už pokalbį ir dėkui kitiems. Tikrai privertė pažvelgti dar kartą į šitą kelionę, kiek jinai yra stulbinanti, kiek pokyčio, kiek tame gilio ir kaip būna, žinai, kai pradedi tai daryti, tai būna, atrodo, tiek daug reikalavimų savo turi, visą laiką ieškai ar gerai, ar blogai, ir, ta prasme, tiesiog leiskit savo tai daryti ir nustokit save kaltinti ten, kur, ta prasme, iš viso nėra tam vietos ir tiesiog dirbkit į priekį su savimi, tiesiai šviesiai ir viskas, būkit laimingi. Taip, tai dabar paprašysiu tiesiog, kad įsijungtumėt kameras, jeigu turit kažkokius klausimus, padiskutuojam, ar kažkokias įžvalgas. Justinas, esi. Tabletės buvo mėlyna ir raudona. Mėlyna buvo pasilikti, o raudona sužinoti visą tiesą. Tai aš kol kas ant mėlynos. Pasilikti. Pas mane raudoni šviesoforai priešais mane du, tai jeigu čia normaliai yra. Neišau kokią vieno. Ar turi, Stasy, kažkokių klausimų ar įžvalgų iš to? Dėl emocijų, dėl verkimo pačio, mano sūnus labai daug verkė, ta prasme, vos kas nors ne taip jis verkė. Ir pas mane nėra to, žinai, kad aš jam draudžiu ar palaikau tą verkimą. Aš tiesiog jo paklausiu, kodėl jis verkia. Kodėl tu verki? Tada jis susimąsto, nustoja verkt. Šiam pasakau, nusivalyk ašaras ir einam daryti toliau, ką darėm. Ar ką reikia daryti. Bet šiandien biškutį kitokia situacija buvo. Tai žaidėm su pagaliukais. Ir aš jo pagaliuką išmečiau. Kokį 20 minučių jisai praverkė, ta prasme, aš jam leidau. Tiesiog stovėjau šalia ir leidau verkti. Nes jis labai verkė, ten tas pagaliukas buvo vandenį, aš tikrai nebuvau pasiruošęs jo ištraukti, nors galėjau. Ir ėjo žmonės ir vienas vyras tiesiog tokį komentarą numetė, žinai, kad kodėl tu čia verki, pasižiūrėk, visos moterys žiūri į tave, žinai, tipo, ar tau negėda. Ir nuėjo jisai, nei aš ko nors pakomentavau tam vyrui, tas vaikas taip pasižiūrėjo, kaip į glušą kokį tą vyrą ir toliau verkti. Bet baigęs viskas tuom tiesiog, kad aš jį turėjau pasimti, susidėti ant pečių ir pareiti namo. Bet ta prasme, nežinau, man tavo istorija nuskambėjo taip, kad tu, žinai, paėmė į vaiko pasaulį, išmetė į vandenį ir žiūrėjai, kaip jis išliumbė, nes tu jo ištraukti nenori, nes ta prasme, arba tu kažko nedapasakoji, arba čia labai sadomazo nuskambėjo. Ne, buvo 2 pagaliukai, jis mano išmetė irgi. Man atkerščijo. Jo, papa, tai čia būna, kai tėtis... Ten viskas buvo labai žaismingai, jisai numetė tą pagalį,
Aha. Ir aš su savo pagaliu tiesiog, žinai, pastūmiau ir viskas, žinai. Ir tada jis sureagavo, jam tuo metu nereikėjo to pagalio, bet kai jo nebeliko, jam jo reikėjo labai. Žinai, iš serijos, kai tėčiui panašiai tiek metų, kiek ir vaikui. Nu, tėtis tiek dėmesio negavo. Nes čia tai pavarei, žinok, ta prasme, šovai kozirį, pabaigai pokalbio. Justina, turi įžvalgų. Ar ir tu taip iš vaikų tyčias? Oi, geras. Šiaip ne juokai, ta prasme, dabar susimaščiau, nes buvo laikotarpis, kai iš tikrųjų, vat, iš vaiko tiesiog paimdavau, bet ačiū Dievui mano pastabumui, tai, nu, paprašau, atiduok, ar nebereikia, ar gal nebežaidžiam, kažkaip taip bandau jau su žodžiais ateiti ir pasišnekėti, bet jeigu jau kažkas jau trigina, ar ten reikia eiti, ar ten skubam kažkur, vėluojam, ar dar kažkas, tai kažkaip žodžiais ateinam pasišnekėti ir jeigu išlaukiu kantriai ir padėt ten, ką jau reikia, ar tą pagaliuką, akmenuką, ar ten dar kažką žodžiu. Tai vat, jo, gal norėjau paklausti, vat tos emocijos, iš tikrųjų, vat vaiko emocijos, kartais nesuprantu, ką man daryti, ta prasme, būna, kad dažniausiai, ką darau, tai tiesiog atsisėdu šalia, kad matytų, kad aš esu. Tai būna dar labiau ten spardusi mama, tu pamato, kad aš atsisėdu šalia, žodžiu, ten isterija iki nuvirtimo, tada vyras sako, matai, kad tavęs nenori, tai eikš. O aš tokia, ne, tai neįsiu, bet, ta prasme, sėdžiu toliau. Po to būna tokių situacijų, kad kaip tik nori ateina, apsikabina. Palauk truputį į šitą, davai reaguojam į šitą. O ko tu nori, kai labiausiai reikia, kad nenori? Reikia prisiminti. Tikriausiai gal priklauso nuo situacijos, ar aš pykstu, ar aš liūdžiu, ar ten, kad kažko man neleidžia. Paimk konkrečiai, pabandyk pagal emociją tą, ką tavo mergaitės, jeigu neklystu, taip? Tai per tą prizmę pasižiūrėk, nes jeigu jau žinai, tipo, eikit visi lauk, tai greičiausiai pyktis. Jeigu jau labai pyksti ir tipo, nori visus pasiūsti toli, ar tu iš tikrųjų juos nori pasiūsti, ar tu nori, kad jie vis dėlto ateitų ir tave va tokia visą ir apsikabintų, visą išėjusią iš savęs? Jo, tai šiandien kiek buvo verkimų, tai oh my god, bet ta prasme, iš karto duodu kontaktą, kad ta prasme, tu nori, aš ateisiu, nenori, pastovėsiu ir pasižiūrėsiu tik tai. Tai tiek, kiek atsukdavau žvilgsnį, tai buvo, kad, mama, ta prasme, ir ten atrodo, tiek verkia, taip graudu, apsikabino, pagloščiau nugarą, nubėgo vėl tenais ir galvoju, tiek reikėjo verkia, tik tais apsikabinau, ten pagloščiau nugarą, ten buvo sekundžių reikalas ir ta prasme viskas. Ir ten bėga vėl žaisti savo reikalais. Tai atrodo, kaip, atrodo, čia gerai sureagau, kitą kartą vos ne mama, tu išeik, atrodo, kaip teisingai pasielgi, bet tai suprantu, kad kiekvienai situacijai tikriausiai elgiuosi teisingai. Galiu tik priimti. Kokio amžiaus vaikai pas tave? 3 ir nėra dar 2, 1,8. Jo. 3 ir 1,8. Na tai dabar pas abudu tas periodas, kur pradeda emocinės smegenys aktyviai formuotis, amygdala. Tai šitam periode yra, nes, kaip sakyt, įvardinčiau, tai, ko negavo, bando gauti per tą vadinamą tantrum. Tai kažkurioje vietoje kažkur galbūt nepasidalino anksti, galbūt, ar kažkoks vis tiek buvo tavo santykis su vaikais. Ir jeigu, sakykime, vaikas, ta prasme, patyrė kažkokį tais emocinį nepriėmimą, kas, ta prasme, visiškai normalus dalykas gyvenime, kur tėvai pasižiūrėjusi visas situacijas, aš pats kaip tėvas, ta prasme, tai jau papuoliau į tėvystę, kai aš jau buvau 6 metai.
saviugdoj. Tai, ta prasme, man buvo kaip pieno puta. Tas man labai dėl to džiaugiuosi, bet mano broliai, Dieve padėk, ta prasme, visokį mane matė. Tai aš pilnai suprantu, kiek gali būti sunku žmonėms, žinai, tėvam ypač, santykiai dažnai, visi kiti dalykai, darbas, tai aš pilnai suprantu gyvenimą. Esmė yra, kad jie dabar emocinę kalbą pradeda su tavim kalbėti ir kai prasideda tie tantrum, tu tiesiog turi atlikti priėmimą. Tai esmė, įsivaizduok, ką tu turi daryti su savimi. Tasme, paimk visą spektrą, visko, ką tau reikia daryti su savimi, ne? Ir tam, kad viskas būtų tobula, čia ir dabar, tau reikia priimti tai. Nesvarbu, ką tu darysi, tau reikia tai priimti. Nes jeigu to nepriimi, tu automatiškai atstumi. Tai dabar vaiko emocija, ją reikia tiesiog priimti, visiškai, nesiekti, nebėgti, tiesiog būti šalia, available, ir komunikuoti true. Tai pavyzdžiui, pas mane jaunuolis turi emocinių tantrumų. Ne, jisai mėgsta, pavyzdžiui, pabūna ten, sakykime, kažką ir jam kažkas ten kažkur nesigauna ir jisai pradeda erzintis. Arba eina pas mamą ir, sakykime, mama ten kažką padaro, neparodo dėmesio iš karto ir jisai iš karto rodo emocijas. Ne? Ir jeigu jį bandai imti ant rankų, jisai pradeda dar labiau verkti. Tai ką aš darau, aš jį pasiėmu su juo ropoju, bet aš arti jo ir jį šnekinu. Ir jį šnekinu, tiesiog palaikau tokį pozityvų pokalbį su juo ir jam barzda mano. Tai aš jį su ta barzda tiesiog pasėvėjau ir aš tiesiog ištiesiu pokalbį. Jis dar su manim net normaliai nekalba, nors šiandien skaičiavom su... Taip skaičiavom. Pirmas mūsų skaičiavimas buvo. Tai, o šiaip jo, sakau, ta testinė komunikacija, kur tu tiesiog kalbi taip, kaip tu norėtum kalbėti su vaiku, nesvarbu kokia, ta prasme, be jokių expectations, taip, kaip tu nori kalbėti su vaiku, tu taip komunikuoji ir tiesiog praeini per jo tą emociją su juo. Nes kai bandai kažką padaryti, nebėgti, nebūti, ta prasme, nežinai, yra pasimetimas, ne? Tai, ta prasme, tą ir sakai, dėl to ir klausi. Tai tiesiog yra pilnas priėmimas situacijos, kad vaikas turi patirti tai, ką turi patirti, o tu turi būti available. Nereikia raketų mokslo, tiesiog būk šalia ir iškomunikuok su vaiku taip, kaip tu nori su juo komunikuoti. Ir švelnus balsas, ką tu nori, kaip tu nori, kad jisai augtų ir ką jis nori, kad tave girdėtų. Lygiai taip pat, aišku, ir santykiuose namuose. Nepriešingai. Kosmosas. Nelengva tikrai. Jau ypač, kai abidvi ten susipieš nepasidalinti, atrodo, kur tas teismas? Kurioje pusėje negali nei vienoje pusėje būti. Tai vat, jo. Tai šiandien... Dvi, tai priėmimas abiejų, žinai, ta prasme, viena patiria emociją, kita. Bet žinau, ta prasme, kiek eksperimentavau su to, kaip tikrai kalbėti, kaip jau man, žodžiu, eksperimentavau, kas suveiks būtent su jom, kai jos nepasidalina, kai supyksta, kad ten vieną turtą, ten kitą, žodžiu, visokių tokių. Ir eksperimentavau tiesiog, ką daryti. Ir kažkaip, pamačiau, kad tas eksperimentavimas mano puikiai suveikia, nes dabar būna, kad jos kažko jau žiūriu įsitempia, jau tuoj pradės muštis, luptis, dar kažką. Bet ne, tada jau mano didžioji sako, gerai, tu im tą, aš tau duosiu tą. Ir ta prasme jos apsimainė. Kaip gera. Ne visada suveikia, bet matau, kad eina į priekį, pasidalina. Man atrodo, kitą kartą Stasys vesi savo sūnų į parką, galėtum ir juos pamokinti, kaip ten su tais apsikeitimais, kad nereikėtų vienas kito pagalių mėtyti į vandenį. Viskas ten puikiai buvo pas mumis. Tas pagaliukas mum tarnavo gal 1,5 valandos. Jo, kaujat. Bet tada sutikau vieną mergaitę vandenį, mes žaidžiu su savo mergaitėm ir viena mergaitė buvo viena, bet jinai buvo daug vyresnė, nežinau, 6-7 metai, kad man, tokia, bent jau didelė atrodė. Ir kai jinai vaikščiojo aplink mumis, nežinau, kokias 5 minutės,
Ir aš taip galvoju, ir jinai žiūri mane, pažiūri ją, ten nusišypso. Eina aplink mane, aplink vaikus, ten ein. Ir kol išdrįsta prieit, ir tada taip galvoju, ar jinai tiek nedrąsi, ar daug baimių, ar kas, kai jinai turėjo pirmą nusiskanuoti visą aplinką, taip aš bent jau supratau, kad jinai skanavo grinai mane su vaikais, kaip aš reaguosiu, nes jinai grinai ratais vaikščioja. Ir daugiau prie mano mergaičių, ten norėjo su jom pažaisti. Ir patvirtinau, kad, viskas gerai. Pasakau, tik neikit ten neves, kaip prie kranto galėtų, žodžiu. Tai irgi pagalvoju ir tada, taip, aš jau skanau, žiūrėjau, taip, ir tada ateina jos tėtis po kurio laiko. Pasakiau, einam dabar, kiek čia būsite? Tada supratau, kad, jo, vaikas tikrai skanavo visą aplinką. Jo, tai irgi taip nemalonu buvo. Nieko, tėtis paragaus irgi savo vaisių. Taip, tikrai. Gerai, Karoli, ar yra kažkas, ką dar norėtum pridėti ar pasidalinti, ar šiandien bus tiek? Jo, aš tai manau viskas, nebent kažkas dar kažką gal norėtų, ar Valentinas gal kažką nori, kompanija yra. Vaikai atrodo, apie vaikai. Nuklausai pokalbį? Ne, apie vyrus. Ja, man atrodo, vaikai, tai kadangi verkia, tai pas mus vis tiek tas verkimas perauga į pyktį. Kadangi tu esi vaikas, tu nelabai ką gali pakeisti, nes viskas dažniausiai priklauso nuo tėvų. Ir viską, ką tu gali, tai verkt. Ir tu negali nei mušt, nei ką, nes, ta prasme, nes tu nepakankamai stiprus ir panašiai. Ir už tai baudžia dar tave. Jo, o kai tu suaugi, kai tu jau, ta prasme, jau ir stipresnis tampi, jau matai, kad tu gali fiziškai pasipriešinti, tu tą verksmą išaugdini į pyktį. Ir tada gaunasi, kai būna pykčiai tarp tėvų ir vaikų. Tai manau, tai irgi labai svarbu žiūrėti, kaip auklėti, kaip elgėsi su savo vaikais. Bet yra toks dalykas, kaip ir verkimas manipuliuojant, kad gauti kažką. Taip, bet aš apie tą atvejį, kai Marius sakė, kai mama vedė vaiką, ta prasme, į darželį, jisai verkė, ta prasme, nes jis nenorėjo. Jisai kitą pasirinkimą neturėjo, nes, ta prasme, jeigu mama arba tėtis, jis tiesiog užsimestų ant peties ir vis tiek nuneštų į tą darželį, supranti. Va, tai čia ta vieta, kur jau verčia. Taip. Atsimeni, kai kalbėjom su Valentinu, kad į mokyklą verčia. Sakau, neverčia. Sakau, kaip neverčia? Sakau, neverčia. Mes turėjom tokį ten pokalbį, nesiplėsim. Bet jo, tai va, ir dabar iškalbėjom, kur verčia, kai į darželį reikia eiti, kai veda į mokyklą tėvai. Pabėgau iš darželio, pabėgau ir iš mokyklos. Tas prievartos baisiai daug nebuvo. Drakonų kovas, žiūrėt. Jo, iš tikrųjų Lietuvoje tai pakankamai lengvai tas mokyklas žiūri. Aš irgi ne visada buvau pavyzdingas. Iki 6 klasės buvau pavyzdingas mokinys, paskui jau biškį grybauti pradėjau. Ieškoti gyvenimo pagal save. Gerai, draugai, dėkui tada visiems, kad prisijungėt. Ir tada iki kitų kartų. Dėkui jums. Iki.